papasakosiu trumpą istoriją apie serialą The Wire. Kas nematėt, jūs turite jį pažiūrėti, vienas geriausių turbūt serialų planetoje. Bet ten buvo trumpai tyrėjai, kurie gaudė narkotikų prekeivius. Ir ten vis tą žaidimą jų rodė, kaip tenais pasiklauso pokalbių. Tada jie turi, nusikaltėliai, tie prekeiviai turi savo kodą, kad ten per pokalbius nebendrauji, tu ten mašinoje, pavyzdžiui, nebendrauji. Išeini į lauką pašnekėti, nes gali būti ten šitų, pasiklausimų visokių aparatų iš policininkų ir panašiai. Bet ten buvo vienas momentas, kai tie tyrėjai, sako, nepatinka spoilerį, o paspoilerį, 50 metų senumo serialo, seniuk. Bet ten buvo vienas epizodas, kai tie detektyvai ir panašiai dirbo, ir kad įrašė dalyką, įrašė tokį pokalbį. Jie tuo metu klausėsi ir ten, gal netiksliai prisiminsiu, maždaug buvo, kad paskambina vienam žmogui iš tos, savo gaujo, žinai, ir ten kažką pasakė, gal ne visai reikšmingo, bet maždaug apie biznį jau jų. Čia tikrais faktais paremtas, daug ten, tikrų faktų paremta, bet ten, serialas tiesiog, bet, apie tą darbą, tai daug, ką jie ten vaidino ir detektyvai, ir nusikaltėliai netgi realiai, bet anyway. Bet realiai buvo, jisai pasakė, pradėjo apie kažką biznį šnekėti, kažkokio ten ne visai tokio klausimo, ir tas vyresnis kažkoks, pareigose iš tų nusikaltėlių, pasako, ne per telefoną. Ir maždaug my bad ir padeda ragelį ir panašiai. Ir tada detektyvai turi paspausti mygtuką, ar pokalbis, kaip ten pertinent ar nepertinent, ar susijęs su tyrimu maždaug, ar tiesiog paskambino mamai paklausti, kaip sekas, tarkim. Ir vienas detektyvas paspaudė mygtuką, kad nesusijęs, nes čia realiai nieko nepasakė. Bet tada kitas detektyvas, kuris šalia buvo, sako, ne, paspausk. Paspausk, kad, tai svarbu, nes visos detalės reiškia dalykus. Pavyzdžiui, kai tu statai tą bylą, pavyzdžiui, apie konspiraciją. Kas realiai, yra konspiracija, kai slapta visas planas yra mafija, ką daro ir panašiai, tai yra, konspiracija prieš valstybę ten ir panašiai, prieš įstatymą. Ir kad visos detalės yra svarbu. Ir kad svarbu yra pažymėti, pavyzdžiui, netgi tvarką. Kad jeigu kažkas skambina ir pradeda kažką šnekėti, ko negalima, jam bus priminta, kad telefonu nešnekėti. Tos taisyklės tokios, kodėl bus priminta, kad telefoną nešnekėt, kad tu, nes nenori, kad pasiklausant sužinotų kažkas. Tai netgi tokios detalės yra gan svarbu. Ir man čia šitas momentas priminė būtent tą momentą, kad jinai, man atrodo, ir čia gal ir daugumui, jeigu tu darai varkes visokias, arba jeigu bent jau gaudais tame dalyke, tu telefonu neaptarinės tokių dalykų. Tu arba susitikęs kalbėjęs, arba tekstų jau geriau parašykit kur nors, aišku, neidealu, bet telefonas, tas, yra toks pirmas, seniausiai išlikęs žmonių, ir psichiko ir panašiai, kad, telefonų tai gali klausytis. Ten, žinai, gal kokie mailą gauti sunkiau, bet, telefonai tai čia. Tai man įdomu, ar čia tai susiję, ar tiesiog man priminė tas momentas, kai jinai, tarsi, kai jinai supranta, kad čia iš finansų reikės gal vėl daryti nelegalų ar ten neteisėtą kažkokį dalyką, kad kodėl mes gal telefonu kalbam ir čia gal geriau raštu parašykit, nes čia, toks, jai įtarimas toks, man atrodo, kyla.